stengiamės, norėjome įmušti, bet nesigavo, aš kaip ir sakau, futbolas susideda iš to, kad reikia įmušti įvartį. Galima žaisti geriau, viską, bet kai neįmušė, gali nubausti. Kai liko 5 minutės, aš jau tokia bijau, nes yra auksinė taisyklė, kai neįmušė, tai patiems įmušė. Tai ir galvoju dabar, galėtų štangas truputėlį plonesnis, tai įkristų tas kamuolys ir viskas. Nu, kaip sakau, gaila ir todėl, kad priešininkas šiai dienai nesukūrė beveik nieko, o mes patys sukūrėm daug, bet neįmušė. Bet aš jiems sakiau vyrams po pirmo kėlinio, pralošimas yra baisiau negu lygius. Nu, nepralošėm, sekančias rungtynės gal bus sėkmingesnis, geriau įmušim. Šiandien, jeigu taip pažiūrėjus komandą visą bendrai, tai puolėjai biškai, kaip man nelabai patiko, kaip aš jiems sakiau, po pirmų mėgantis tokie, atsiranda momentai, kamuoliai patys ateina, ten tik reikia koją pasakyti, jie tik tais, kol pradeda žvalgytis, jie išmuša. Komanda jų neblogo, gerą įspūdį padarė, žaidėjai žaidė ir pernai aukščiausiai lygoje, tai viską tai nedavė mums ramiau, kaip mes jautėmės ramiau, galim galvą pakelti, ten pasižiūrėti, čia biškai tik tais sudėlsi ir kamuolį išmušė iš po kojų ir toj pasekoje reikia truputį kažkur treniruotėse greičiau daryti, greičiau viską, nes priešininkas neblogas buvo šią dieną ir neleido mums pasižiūrėti.